auskarus išsiimtų. Laikyčiau tų taisyklių ir išsimčiau tiesiog, tai paprasčiau manau būtų. Bet tikiuosi, kad jeigu jau mano vaikai kokie įstarnauti, kai jiem jau bus galima laisvai pasirinkti, ar jie dėsis tos auskarus ar ne. Rimtai čia mes dabar turim tokį point of contention problemą, kitaip tariant, kuomet mes labai norim dėvėti auskarus. Aš tai tiesiog paimčiau ir fucking visiems uždraušiu auskarais būt. Man tai atrodo, kad čia hazard. Kam sustoti ties auskarais, taigi tatu irgi yra kūno modifikacija. Kaip tatuškė gali tau trukdyti? Kaip tatuškė gali būti hazardas? Papasakok man, Dio DD10. Kaip? Auskaras literally gali. Šaulių sąjungai liepia išsisiekti auskarus, jei jie nėra prigludę prie ausies. Nu va, pavyzdžiui, tarkim, kad ir toks, gal visai nieko apibrėžimas. Jeigu moteris gali turėti mažą auskariuką ausyje, kodėl to negalėtų turėti vyras? Nu, jeigu čia turi taikinį, tai galbūt tiesiog psichologija tau pasakytų, kad tipo, seni, gal davai, nereikia. O čia žmogus jau iš patirties šneka. Plaukai maišosi ten, purvas, jeigu taktika kokia nors ar ką jis, kaip tai plaukai atrodys, aš nežinau, kaip kaime arklys sušukuotas. Karys skundėsi ir dėl to, kad jam neleidžiama dirbti su nulakuotais nagais. Žiūrėkit, aš nenoriu čia būti tas bibkaksoj, whatever the fuck, bet koks skirtumas kokios spalvos nagai? Aš manau, kad jeigu kažkoks žmogus nenori eiti į kariuomenę dėl to, kad jam neleidžia nusilakuoti nagų ar užsidėti už skarų, tai gal fucking lik namie, bro. Jeigu čia buvo tas paskutinis saugikliukas, dėl ko tau eiti ar neiti į kariuomenę, tai gal ačiū, tada tu lik namie, viskas gerai.